Taip, sekant, tai pagal parko kultūrą būtų palankama. Labas rytas visiems. Mums klaipėdiečiam kelia didelį susirūpinimą, kad vis daugėja valdžios priimamų nepalankių sprendimų miestų. Didėja savivaldybės administracijos arogancija, cinizmas, nenoras bendradarbiauti su visuomenė, su miestiečiais. Miestas neturi aiškios vizijos ir aiškios strategijos. Viskas, kas vyksta parke, yra stebima kaip per padidinamą stiklą. Ir vis tiek stebina valdininkų cinizmas, neskaidrus konkursai, privilegijos bendrapartiečiams ir nelegalūs statiniai parke. Valdžios dauguma, liberalai, viešą erdvę, kuria mielai naudojasi miestiečiai, rekreacinės zonos ir montavo už viešuosius pinigus ir atidavė bendrapartiečiui Mindaugui Žiliui ten daryti pinigus. Visas konkursas yra tik parodija. Laipinių parkas įrengtas ne pagal konkursą deklaruotus terminus, investicijos sumos niekas net netikrino, nors būtent terminas ir investicijų suma buvo esminis momentas, kodėl dvigubai trumpesnės trasas įrengti žadėjęs nieko su laipinių parkų rengimų neturinti Žylio UAB Tudų Finans įmonė. Garantinį raštą pasirašė pati savo įmonė Tudams. Jei tai geriausias, kabutėse, konkursas, tai tik galima įsivaizduoti, kokios aferos yra vykdomos mažiau geruose konkursuose. Valdininkų gudraujama. Konkursas nebuvo paskelbtas viešųjų pirkimų tarnyboje, nes savivaldybė, pasak jų, neišnuomavo žemę, pardavė tik paslaugas. Klausimas. Kai sutartyje aprašytas Laipinių parko užimamas plotas 2,5 hektaro, kas tai? Oras ar žemė? Parke, vadovaujant Žiliui, pastatyti nelegalų statiniai be leidimų. Nors rekreaciniai zonai yra draudžiama ten puikuotis didžiausiams formato reklamoms, visą šią nešvarę istoriją savivaldybė pavadino geriausių konkursų. Klaipėdiečiai netokią matė parko viziją. Aukštųjų mokyklų absolventai rašė daug diplominių darbų. Parkas turi savo pavadinimą, o ne dabar parke pradžioje puikuojasi kitas pavadinimas Nuotykių parkas Karkar. Parko pradžia yra reprezentacija, o ne laipiniams vieta. Pakalbinti klaipėdiečiai pasakoja, kad paukščių lizdai medžiuose ištaškyti ir juokauja, kad tada reikėjo į virš Herkaus Manto gatvės laipinės pakabinti. Tokie tarybos nariai kaip Mindaugas Žilys gėda Klaipėdos miesto tarybai ir savivaldybei. Jeigu jisai turėtų sąžinę, jis turėtų atsistatydinti. Visa su šia istorija informacija bus gauta, paviešinta ir išaiškinta. Ir mūsų parašyti atitinkamam instancijom ir aplinkos ministerijai skundai, prašymai išaiškinti situaciją, taip pat ir dėl medžių genėjimo. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriai buvo iškelta baudžiamoji byla dėl labai miško verslas poilsiavietės Žuvėdros Giruliuose. Ir neaišku, dėl kokių priežasčių buvo išteisinta, bet priežastis tai buvo. Į klausimą savivaldybės administracijos direktorė, ką mano, kad klaipėdiečiai reiškia jai nepasitikėjimą, jie atsakė, trūksta kompetencijos. Tai mes norime pasitaisyti savo kompetenciją ir jums reiškime didelį nepasitikėjimą. Už gyvenamųjų kvartalų augimą Giruliuose, ant mūsų valstybinės žemės, poilsiavietę Žuvėdrą, už parką, už maršrutinių sistemų žlugdymą ir taip toliau. Ir reikalaujama pareikšti Klaipėdos savivaldybės administracijos direktoriui Juditai Simonovičiūtei interpeliaciją arba atsistatydinimą. Pagal savivaldos įstatymą vadovė turi tarnauti miestui, kieno jinai interesus gina. Ir pabaigai, miesto tarybos nariai, jūs esate laikinai. Darykit gerus darbus miestui, viskas anksčiau ar vėliau bus išaiškinta. Klaipėdos miesto savivaldybei entuziastų nereikia. Prašome skirti parko mylėtojams patalpas, šalia parko Manto 83, antram aukšte tuščias, patalpų neskyrė. Prašome sukurti darbo grupę, meras atsakė, kad nėra būtinumo. Parkas iki dabar neturi vieno šeimininko ir paskubėta įmonė Augupolsio parką likviduoti, jos likvidavimo buvo išleista apie 65 000 litų. Parkas nėra reikiamai prižiūrimas. Pasak savivaldybės raštų,
Per šiuos metus sausio ir rugpjūčio mėnesį buvo išleista apie 41 000 litų parko tvarkymui. Nuolant turint sezoninį darbininką būtų pigiau ir labiau prižiūrimas. 5 minutės praėjo. 2 sakiniai. Mūsų parko veiklai beveik 3 metai. Mes ir toliau ginsime mūsų požiūrį į miestą ir į parką. Ir viską stebėsime ir viešinsime. Ačiū už dėmesį. Dėkui jūsų parko. Visi mes laikini šioje žemėje. Ir pabaigai, gerbiama ponia